Kaip Jūs manote, skausmas ir kančia tai yra tas pats ar ne? Daugelis žmonių mano, kad taip, tačiau psichoterapiniu požiūriu yra priešingai. Skausmas ir kančia yra visiškai dvi skirtingos sąvokos, kurios reiškia du skirtingus dalykus. Skausmas, ar fizinis, ar psichologinis, tai yra mūsų žmogiškojo gyvenimo dalis, kurio mes neišvengsime. Bet kančia atsiranda, kai mes reaguojame į skausmą ir kančią mes galime reguliuoti, didinti, mažinti arba visiškai jos nepatirti. Išgirskite, kančią sukuriame mes patys. Ir yra dalis žmonių, kurie gali patirti didžiulį skausmą ir visiškai sugebėti atsisakyti kentėti arba labai minimaliai patirti kančios. Ir yra kita dalis žmonių, kurie gali patirti sąlygiškai visiškai mažą skausmą, ar psichologinį, ar fizinį, bet kentėti daugybę metų, dejuoti, skųstis, išgyventi tame kančios burbule nuolat neigiamas ir neigiamas emocijas. Ir tai priklauso nuo mūsų sąmoningumo, kuomet mes pradedame pastebėti ir jausti, kad mes kuriame patys savo kančią, nors skausmas gali egzistuoti ir visiškai be jos. Taigi, linkiu visiems palikti gyvenime, leisti būti tik tai žmogiškam skausmui, visokiam, priimti jį, leisti mokytis iš jo ir būti visiškai laisviems nuo kančios, kuri mums visiškai nereikalinga ir be jos galime gerokai palengvinti gyvenimą, leisti mėgautis juo labiau, būnant ir skausmui, bet būnant ir laisviems nuo savo susikurtos kančios.